Labą dieną. 23 pamoka, aš visas užtynęs siaubingai, nes visą naktį su Hebra susirinkę ant Xbox žaidėm Diablo 3. Nuėjau miegoti 6 valandą praktiškai ir atsikėliau 12 ir aš toks visas kepurė, dėl ko, jūs mano šių veliūros tikrai pamatyti nenorite. Gerai, 23 pamoka ir šiandien dar pašnekėsim apie JavaScript atributus ir išmokysiu du papildomus, du naujus. Na ir parodysiu, kad tie atributai gali būti praktiškai visur. Viena rūšis jų gali būti visur, o kita rūšis tik tam tikrose taguose. Gerai, mūsų JavaScript kodelis. Sakyčiau, galbūt mums jo šiandien ir nereikia. Vėlgi. Susikurkime, pavyzdžiui, ką čia galim susikurti, kad ir, pavyzdžiui, linką, ar ne? Tebūnė pas geriausias tinklapis pasaulyje. Aišku, galim pasitikrinti, ar viskas veikia. Gerai, pas geriausias tinklapis pasaulyje paspaudžiam ir įsitikinkime, kad viskas veikia kaip turi būti. Na, lyg ir viskas veikia, tvarkoj. Grįžtam į mūsų indeksą. Taip, dabar atributą galim panaudoti būtent čia. Pavyzdžiui, kad ir mūsų linko tagė. Žinoma, jis rašysis čia. Šiandien išmokysiu iš tikrųjų 4 atributus, bet 2 iš jų yra true ir 2 iš jų yra false. Turi tą pačią reikšmę. Gerai, labai įdomiai skamba, gerai. Iškart prie reikalo. Pirmas JavaScript atributas bus onMouseOver. Na, spėkite, ką jis darys. Jeigu nespėjote, tai to ir pamatysite. Galime vėlgi pasirašyti mūsų alertą, kaip ir visada, ir aišku, būtinai žinutės eis man dabar. Ir tebūnie štai taip. onMouseOver bus alertas, tapsime iššoks JavaScript perspėjimas, čia spausti draudžiama. Kaip dabar tai viskas veiks? Gerai, aš tarkim refreshinu mūsų tinklapį. Kaip matot, niekas nesitiko. Dabar man tai reikia pelytę užvesti ant teksto. Tiesiog užvesti. Opa, užvedžiau ir parašyta, čia spausti draudžiama. Gerai. Vėl noriu paspausti. Vėl parašo draudžiama. Matot, paspausti net negaliu. Ir taip bus uždraustas, gal galima pabandyti greičiau. Ne, neišeis. Na, taip galima uždrausti, leiskim kažko nepaspaust. Ta prasme, uždrausti userį mūsų kažką paspaust. Na, aš nežinau, čia be ryšio, aišku, useless, kaip sakant, šitas atributas, bet kaip pavyzdį aš tiesiog parinkau iš tų paprastesnių. Ir lygiai tas pats gali būti onMouseOut. Štai taip. Leiskim čia parašysim. Tai būtent taip. Kur bėgia. Dabar kame esmė bus. Vėlgi. Niekas neįvyko. Aš tiesiog užvedu pelytę. Opa, niekas neįvyko. Kodėl? onMouseOut tai reiškia visa tai įvyks, kai aš patrauksiu pelytę. Ir štai aš patraukiu pelytę ir mūsų JavaScriptas klausia, kur bėgi. Vėlgi. Kur bėgi. Jeigu užeisiu, tarkim, galiu paspausti, pavyzdžiui. Viskas veikia, matot. Bet esmė, kad JavaScriptas susiaktyvuos tik tada, jeigu mes užeisim spelytę ant mūsų kažkokio, tai būtent to tago ar kažko kito, ką mes esame priskyrę būtent onMouseOut. Ir jeigu mes to nepadarysim, nepaspausim ar kažką, ar tiesiog užeisim spelytę ir išeisim, tapsime nuvesim pelytę lauk
į šoną, mūsų JavaScriptas suveiks. Gerai. Yra netgi tokių JavaScript atributų, kurie rašosi į patį body. Tai reiškia, kas tas body? Man atrodo, esu sakęs jums, kad body yra būtent šitas va visas baltas reikalas. Gerai, reikia tą panaikinti, kad man čia nesitrukdytų. Visas šitas baltas reikalas mūsų tinklapio lange yra body. Ir būtent galima pasidaryti kažkokį JavaScriptuką, kuris veiktų su body. Ta prasme, nereiks būtent kažkokio tai atributo, ten tago ar kažko kito, ten linko ir taip toliau, kad būtent specializuotis į kažkokį tai vieną tašką. Gali veikti visų pajėgumų, ta prasme, visas langas. Gerai, kas į tą body gali rašytis? Vat būtent į body rašosi tam tikri JavaScript atributai. Ne visi, bet tam tikri. Vienas iš jų yra onLoad. Lygiai taip pat galim padaryti alertą, nes mes įmokam ir viskas aišku bus jums ir nesusuksime gininės. Daleiskim pasisveikimas. Ką reiškia onLoad? onLoad reiškia, kai mūsų JavaScripto būtent tą lentelę išmes tada, kai mes užeisim į tinklapį ir tinklapis visų 100% pasikraus. Tai reiškia, ne tik užėjus į tinklapį, tai prasme, vos tik užėjus išmestą lentelę, o tik tada, kai visas tinklapis bus užkrautas. Aišku, mūsų tinklapis yra labai mažiukas, tai suveiks momentaliai, iš karto. Jeigu būtų labai daug nuotraukų, filmų ir visą kitą ir, tarkim, krautų tinklapį ten 4 sekundės, tai išmestų šitą lentelę tik po 4 sekundžių. Lygiai taip pat yra ir onLoad. Taigi, onLoad reiškia, kad vėlgi mes pamatysime lentelę tik tada, kai mes išeisime iš tinklapio, arba mes jį refreshinsim, arba bet kokiu atveju mes paliksim būtent tą langą, kurį mes matome. Įsaugoję mes pabandom tai padaryti per Chromą, mes refreshinam ir nieko nevyksta. Matot, dabar su onLoad yra tokia problema, kad ne visos naršyklės jį supranta. Todėl aš iš tikro įsijungiau mūsų Internet Explorerį ir iš tikro reikėtų pasirašyti kažką į body, kažkokį tai tekstą, vien tik dėl to, kad matytumėm, jog tai iš tikrųjų veikia. Ta prasme, mūsų tinklapis. Bet kaip matote, aš refreshinu ir lentelės neišmetu, todėl aš mūsų tinklapį paleidau per Internet Explorerį. Tas senas viską apdoroja ir pasimauna ant kiekvieno reikalo. Taigi aš refreshinu ir man prašo apsilankykite vėl. Na, kaip matot, mūsų tinklapis veikia. Aš refreshinu, tai reiškia, aš refreshinimas palieku dabartinį langą. Ir automatiškai mums išmeta message, apsilankykite vėl ate. Lygiai tas pats bus, jeigu, bent jau turėtų būti, jeigu aš išjungsiu mūsų naršyklės langą iš viso. Ne, taip nebuvo. Bet kokiu atveju tai yra, nežinau, labai naudingas dalykas, bet norėjau parodyti, kad yra specifiniai atributai JavaScriptų, kurie rašosi į specifinę vietą, pavyzdžiui, body kaip onLoad ir onLoad. Ir tokie kaip onMouseOver ar onMouseOut, kurie rašosi absoliučiai į bet kokį tagą. Taigi, ačiū, kad buvote. Aš labai daug jau jaučiu dabar, kad labai daug nusišnekėjau ir kai didinsiu bus visokios nesąmonės, ten, žodžiu, labai atsiprašau, nes, iš tikrųjų, taip naktinėjus ir su tokia ištinusia galva daryti tutorial yra sunku, bet kai pasižadėjau, kad darysiu tutorialus, tai darysiu. Ir nenoriu vėl, kad atsirastų tą didžiulę pertrauką, kaip buvo, nes vis tiek yra žmonės, kurie domisi ir reikia jūs pastoviai užkrauti naują informaciją. Taipogi, aišku, dabar noriu pašnekėti biškį apie YouTube. YouTube'as padarė tokią nesąmonę, kaip kad jeigu norit pakomentuoti, reikia turėti būtent G+, G+, Google+, paskyrą. Tik tada galėsite komentuoti. Aišku, dauguma jūsų to neturi ir pakomentuoti negalite.
Nesvarbu, ne bėda, bet kokiu atveju jūs galite savo atsiliepimus parašyti į mano tinklapį, tiesiog užėję į atsiliepimų skiltį. Ir ar užduoti klausimą, ar padėkoti, ar nesvarbu. Ar netgi parašyti kažką neįgiamą. Man patinka kritika. Iš kritikos galima mokytis. Tai va, ką noriu pasakyti, jeigu neišeina pakomentuoti, bet norite kažką, galite atlikti čia. Ir aišku, būsiu labai dėkingas, jeigu dėsite laikus, nes laikai man duoda motivaciją kurti daugiau ir dažniau ir geriau ir, patys suprantat. O laiko paspaudimas nieko nekainuoja. Gerai, o dabar eisim prie klausimų ir atsakymų. Vėl paimsiu iš mano sąrašo 2 sekančius, kurie eina pagal eilę ir pabandysiu į juos atsakyti. Taigi, vėlgi 2, kaip ir minėjau, galim pradėti nuo kažkurio tais ir vienas iš jų rašo Matas. Labai padėjai pradžioje mokintis programavimo, ačiū. Gerai, tai nebuvo klausimas, padėkojimas, tebūnie. Ačiū Matas, taip, ačiū Matai, kad žiūri ir mokaisi, esi maladėts. Sekantis klausimėlis tai būtų nuo Pijaus. Pijus rašo, labą dieną, norėčiau pasiteirauti. Kaip galima uždėti paveikslėlį antraštės juostoje, title gairėse? Kaip rašome antraštę, ar yra atskiros gairės? Labai sunkiai suprantu šitą klausimą, bet jeigu aš neklystu, tu manęs nori paklausti, kaip uždėti paveikslėlį šį čia, ar ne? Ta prasme, prie adreso lauko, ar ne taip. Jeigu taip, tai aš parodysiu. Jeigu ne, tada prašau perklausk kažkaip kitaip šitą klausimą, nes aš nelabai supratau. Pirmiausiai mums reikia susirasti kažkokį tais piešinėlį. Tai pradėkim nuo, ne Google. Ir kokio mes norim piešinėlio. Pavyzdžiui, kad ir Apple, ar ne? Susirandam bet kokį vaizdą Apple. Dabar į paieškos įrankiuose dydį nusistatom tiksliai į 16x16 pikselių. Nes būtent tik tokio dydžio gali būti title paveikslėlis. Ir išsirenkame bet kurį, kurį šiandien didžiausias, Apple rašymas, kažkoks tai Apple yra, tebūnie. Paspaudžiam ir mums jį reikėtų išsisaugoti. Gerai, mes įsisaugojame mūsų logo. Kaip matai, tai yra PNG, būtinai reikia extensioną žinot. Jeigu failas to nerodo, tai mes matysime būtent adreso laukelėje. Gerai, pasileidžiam mūsų redaktorių ir šiandienos pamokoje galim tai viską atvaizduoti. Rašysim į headą. Taip, į headą mums reikia tago, kuris vadinasi linkas. Dasirašyti rel ir čia įrašyti ikoną. Tada rašyti typą, kas bus image /, būtent tas extensionas, tai buvo PNG, brats, ne? PNG. Ir tas rašyti mums reikia, kur tas paveiksliukas randasi. Tas paveiksliukas būtinai turi rastis mūsų tinklapio direktoriui ar bent jau folderį, kur tas direktorė. Bet kokiu atveju tas paveiksliukas bus įkeltas, aš nekeliu dabar, bet įkelsiu į mūsų tinklapio vietą, kur pas tinklapis yra. Ir tiesiog tada pasirašom href ir tą vietą būtent. Tai bus apple.png, ar ne? Štai. Išsisaugom. Ir aš po sekundės grįšiu, nes aš įkelsiu failą būtent nuo desktopo, kur mano tinklapis yra. Gerai, įkėliau failiuką ir galim dabar išsaugoję ir pažiūrėti mūsų tinklapį. Indeksas, HTML, titlas mūsų ir būtent mūsų Apple logo. Tikiuosi, tu to klausai žmogau, Pijau ir tikiuosi, aš to padėjau. Jeigu ne, vėlgi sakau, prašau performuluok klausimą ir paklaus dar kartą. Gerai, chebra, dėkui, kad žiūrėjot ir iki 24 pamokos. Peace.